Sveikinu jūs visus, atsiprašau, kad nemoku švediškai, Andrius ir artimieji nesupras. Galiu iš dalies apie ką kalbėsim, bet esmė tai yra, kad vis tiek pajausim daug. Ir sakramentai tokie įvykiai, yra krikštas, santuoka, kas yra tai, kas kalba ir be žodžių. Čia aš gali prasti. Reikės naujesnės knygos. Klausausi ir girdžiu. Mylimasis ateina. Kalnais apžvaluoja. Kalvelėme kruopsi. Tas mano mielasis, tarytum gazelė, labai panašus į jauną briedžiuką. Sustojęs priglunda prie mūsų namo sienos, prie lango ir nučiuštai žvelgia į vidų. Tu man, balandėlė, prigūžus listelė, slėpiesi prie sienos, skardingo uolyno. O leisk man pažvelgti į tavo į veidą. Klausytis tavo meilingojo balso. Man mylimasis, aš jam. Padėk mane kaip antspaudą ant savo širdies, kaip antspaudą ant savo peties. Nes meilė stipri kaip mirtis, o pavydas sunkus nesitraukia. Kärleken för aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro och hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärlek. Det är det vår råd. Bara Kristus som är bedrivet. Tokia neįtikėtina istorijas. Per Kareliją, kad visur saugoma buvo. Ir Suomija išduodavo Katalikų sąjungos bėglius. Ir baigėsi to, kad jis baisiai laukų sukančiotas. Reiškia, prie tą upę išsekęs visas, ištinęs, kur skiria Suomija, Švedija ir perplaukė. Ir kitam krante iškirpus tas pasakoja. Galina Randers, jūs atėjote į Dievo namus, kad bažnyčios įgaliotinių ir čia esančių savo artimųjų, bičiulių, akivaizdoj viešpaties nuspauduotų mūsų nutarimo susituokti. Santuokos sakramentu šiandien sustiprinsius amžiai tarpusavio meilę ištikimybę tesėti, bei kitoms darbingoms susituokusių pareigoms atlikti ir praturtins jų naujomis dvasinėmis dovanomis. Todėl bažnyčios vardu klausiu dabar apie jūsų pasiryžimus. Antras tėvės rimtai apsigalvojęs, nieko neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę Eveliną. Evelina esi rimtai apsigalvojęs, nieko neverčiama ir tikrai pasiryžęs tekėti šią savo sužadėtinę Andrius. Ar pasirodėte santuokos kelyje gyvenimą, vienas kitą mylėti ir gerbti? Ar sutinkate pagal Dievo valios susilaukti vaikų ir juos auklėti taip, kaip moko Kristus? Kadangi jų dalyvių sudaryti šventą vyro ir moterį sandorį, dabar atsisukit vienas į kitą veidą, paduokit vienas kitam rankas, dešinės, ar taip, kaip norit ir prisieksiu. Atsistokit dabar. Aš Evelina ir moterį Randers į savo vyrus ir prisiekiu visą gyvenimą būti tau ištikima, kai laimė lydės, vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievo. Aš Evelina, savo žmona, ir prisiekiu visi būti tau ištikimus, kad laimė lydės, ar vargas suspaus, kad sveikata atvers, lygos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas.
Jag Evelina, tar Anders till min man, att dela kärlek, glädje och sorg i dig och vara dig trogen till dödens vilja och sport. Jag, Anders, tar dig, Evelina, till min fru, att dela kärlek och sorg med och vara trogen tills döden skiljer oss åt. Tai suteikia jums Viešpats savo malonės, kad tai, ką pasižadėjote, būtų šeimos gyvenimo pagrindas, kad Dievas sujungia, žmogus tai neperspėja. Jūs visi, kurie čia dalyvavote, būsite liudininkai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta bažnyčios. Ir dėl to visi garbinkim Viešpatį. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir amžiams. Dabar šventinsim žiedus. Ar būtų suteikėte vardelkus, tas kurios vienas, kitas kitą pateikėte bažnyčią. Ant to brandelnos. Dieve palaiminčių savo vaikų, Evelinos ir Anderso tarpusavio meilę, kurią ženklins tie žiedai, prašome Tave per Kristų mūsų Viešpatį. Aš, Anders, Evelina, yngte skjeda mano meilės ir ištikimybės tau ženklą, vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Evelina ger den här ringen som ett tecken på min kärlek och trofasthet i Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Anders, imši žiedą, mano meilės ir tikimybės tau ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Anders, ta denna ring som ett tecken på min kärlek och trofasthet i Fadern, Sonen och den heliga Andens namn. Dieve šventai meilės ir santuokos ryšį, Tu pakėlei sakramento ženklo garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Dievo ir žmonijos, Kristaus ir bažnyčios meilę. Pažvelk dabar meilinčios jaunavičius, Eveliną ir Andersą, trokštančius Tavo palaiminus. Siųsk jiems Šventosios Dvasios dovanų ir įliek savo meilės į jų širdis, kad santuoka būtų vienas kitam ištikimi. Tegul jie visada pasitikė vienas kitu, te gerbė vienas kitą, kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendrakeleivių, pašauktai Tavo malonę ir šventumą. Ir tegul vienas kitą taip myli, kaip Kristus myli bažnyčią, o bažnyčia Kristų. Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams Viešpatie Tavo malonės, kad jie visuomet vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų, o kitiems žmonėms duoda evangelinio gyvenimo pavyzdį ir Tavo žodžiai įkvėpti garbingai liudytų Kristų. Leisk jiems susilaukti įpėdinių, dorai juos sušaudyti ir džiaugtis vaikų ir vaikaičių gerovę. Suteik jiems žemėje garbingą amžių, o danguje nesibaigiančią laimę ir meilę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Viešpats su jumis. Ir palaimina jūs ir visus čia esančius maloningas žmonės mylintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Eikite ramybėje, džiaukitės ir švęskite ir dėkokite Dievui už jo dovanas. Laikačiu tą dovaną ir dovaną. Okay, dabar visi einame į Bernardinų sodą, gerai? Kartu į Bernardinų sodą. We all go now to the garden of Bernardinai, so we go just follow the new... Yes, yes. Okay. Ir visko vaikainučius meilė vaikščiasi, nes begalinė. Leidžiu. Thank you very much. Thank you very much. It's so hard. Thank you so much. Warmest wishes for you on your wedding day. So, congratulations. Thank you very much, Antina. Congratulations, like warmest wishes on your wedding day and everything. I wish you the best, happiness, like health, like I don't know, money, of course, why not, like car, beautiful home, little kids after, like everything, and like big house, everything, so like everyone can visit you next Monday. Nes taip sakant, Virgutė pasakota, tai daugiausiai ir aš pasitikiu. Tai labai jaudinasi, tai labai gražu, labai gražiai būtų atrodo. Yeah, it's a breathtaking moment, so Thank you so much. we don't really know you, but still congratulations, so we wish you all the best. And Okay, nice. Thank you very much. congratulations. Thank you so Good luck, you guys. Aš šventuoju sveikinamės, žodžiu, meilės, laimės, gerbti vieną kitą, respect each other, love, happiness, take care of each other every day and every moment, and I said, and I do, and of course we wish you a lot of joyful moments, and let's all other days be like today. It was like so beautiful, so really, and so sincere, really coming from your hearts. It's like, Thank you very much. Thank you. Congratulations. all the best, huh? Ačiū, Mikija.
Yes, I will. Round it. Huh? 7 grandchildren, then you are rich. Tu labai turtinga esi, kad turi 7 metus. Iš tikrųjų, taip yra. Yes, of course. Ne, čia šitas brolis Olafas. Yes, Anders brother. Anders brother. Šitą tai aš žinau, pažįstu. O čia kas? O šitas berniukas patetos. Tomas. Turėsit progos kartu sėdėti ir kalbėtis. Sako, kad jos vyro sūnus. Aš žinau, bet aš jau... The next step of ours. The next step. We can actually take some photos with the bride and groom. Yes? O mes visi atvažiuojam prieš. Galim, kodėl jie gali. O jeigu ant suoliukas, Está animado, que eu quero é samba. Esse samba que é misto de maracatu. labai laukiam jūsų, labai laukiam. Maybe we can go now. Into the shade. Okay, we go inside and maybe it's a little bit colder, okay? Tada imkite, truputėlį užsimerkite, galit vieno gabaliuko užtenka, ten persilaužti, po gabalėlį mažą, truputėlį druskos. Nes druska tai yra amžinybės ir ilgaamžiškumo simbolis. Ir išgerkite vandens. Vanduo simbolizuoja gyvybę ir naują pradžią. New beginning. Yes. Okay. Viskas, dabar. Ačiū dabar. Oi, vaikiukas, suspringo mano viškutuką. So you have the menus, you can choose whatever you want, okay? Lietuviškai. Taip, tai aš labai džiaugiuosi šiandieną dieną, kad visi mes čia susirinkome tokią gražią progą. We are very happy that we came together here on this beautiful day.
Aš kaip sesuo tikriausiai pirmiausia norėčiau pasidžiaugti tuo, kad visą laiką labai norėjau brolio. Šiandien tokį gavau. I as a sister always wanted to have a brother, and on this day I got one brother. Taip, man tokia dviguba šventė iš tikrųjų. Tai va tiesiog norėčiau, kad vakaras gal įsivažiuotų greičiau, tiesiog pakelkėm po pirmąjų, gal ir ne pirmą, nežinau, spėjom paslapčiom, tiesiog tada už jaunuosius pirmasis tostas. To jumpstart the evening, let's raise our glasses and say a toast to the newlyweds. Okay, so for the Evelina and Anders, okay? Cheers! Skål! Tiesiog labai norėtume padėkoti visiems svečiam, labai yra džiugu jūs visus čia matyti. Ir norėtume pakelti tostą už svečius. Ja, vi vill tacka alla som kommit hit så mycket. Det är verkligen trevligt att ni är här. Thank you everyone for coming. It's really wonderful to see you all here. So let's have a toast to the guests. For the guests. For the guests. Vi speakar. Thank you. Thank you for the presents. For everything. Labai ačiū už dovanas. Tack så mycket för allt. Presenter. I think it's gonna be not the first dance for them, but it's gonna be the first time that you will see it. I'll stand by you. Ashamed to
tikriausiai pradeda tortą, ar ne, torto pjaustymą. Yes, so the newlyweds will start cutting the cake. yes. First piece, also. Can we have some music? Ne, Kartu.